Lapkričio 6 dieną Londone vyks labdaros pokylis, kuris yra skirtas 25-osiom nepriklausomybės Lietuvos metiniam paminėti. Šis renginys yra organizuojamas Komercijos rūmų kartu su Lietuvos ambasada ir atvyks su gerbiamas profesorius Vytautas Landsbergis, pirmasis Lietuvos kaip ir vadovas. To vakaro tikslas yra surinkti kuo daugiau lėšų, paremti jaunimo liniją, kurie vykdo savižudybių prevenciją Lietuvoje. Ir šiandienai matom, kad tai yra labai opi problema Lietuvai ir mes tikrai per daug žmonių prarandam be pateisinamos, manau, priežasties. Tai labai džiugu, kad Londono lietuviai yra subrendę tam, kad ateiti ir susirinkti, padėti, skirti laiko lėšų būtent tokiai kilniai akcijai. Pats visas renginys, pokylis vyks prestižiniai vietoje Londone Dorchester viešbutyje. Tai tikimės, kad vakaras bus labai įdomus, pažadu ir sėkmingas. Kiek vyksta renginių, tai kiekvieną kartą yra rengama praktiškai labdara. Dėl to, kad yra labai daug socialinių grupių, kuriems reikia paramos ir kadangi UK valdžia nori integruoti tas atskirtas grupės į visuomenę, jie tos paramos bando pritraukti ir skiria labai daug ir įvairiausių programų yra tam padarytų. Ir kodėl svarbu, kad tau yra galimybė užsidirbti ir tu turi kažkiek grąžinti visuomenį, aš manau. Gali net piniginę išraišką, gali savo darbą prisidėti. Tai yra tas darbas ir to darbo vertė atlikta yra visai kitokia, negu tu darai darbdaviui. Ir tavo tas požiūris visai kitoks. Aišku, ne visiems tai yra priimtina ir tinkama tokia veikla, bet aš tame matau prasmę. Aš niekada negaliu sutikti, kad aš palikau Lietuvą. Aš tikrai nepalikau ir aš nesu emigrantė. Man šitas žodis iš vis labai yra svetimas, nes man tai išvažiavimas iš Lietuvos, tai tas pats, kas iš Šiaulių išvažiavimas į Vilnių. Tai tiesiog yra tie 2500 kilometrų, man yra tas pats, kas 300 kilometrų, nes aš juos galiu įveikti per lygiai tą patį kiekį valandų sugrįžti. Aš grįžtu į Lietuvą, kuomet dar buvau be vaikelio, aš grįždavau kiekvieną mėnesį. Dabar aš grįžtu kas pusantro mėnesio ir tai darysiu toliau, nes man yra svarbu čia grįžti, man labai yra smagu. Manau, kad bendruomenėms gyvuoti svečioje šalyje yra ypač svarbu būtent tiems žmonėms, kurie ten gyvena, tiems lietuviams. Todėl, kad tu atvykęs arba gyvenamas, tu nori integruotis pradžioje, bet tau yra pakankamai sudėtinga, kol tu nežinai ten visų papročių, kalbos ir taip toliau idealiai. Ir nebūtinai tik tai, nes viskas tau yra savo ir tas draugų ratas, kad ir tu gali praleisti toje šalyje, nežinau, 7 ar 17 metų, jeigu tu sutinki savų žmonės, tai tu su jais visą laiką praleidi daug labai laiko, kaip mes praleidžiam su savo vyru, su savo šeima, mūsų nuolatos supo lietuviai. Todėl, kad ten jų yra aibė ir būtent per tuos klubus, ar Sičio klubą, ar Komercijos rūmus, turi tam tikrą savo širdžiai mielą veiklą ir per tą veiklą susivienyji ir darai labai įdomius projektus. Tas pačias didžiasias šventes gali švęsti arba, nežinau, gimtadienis, viską gali daryti. Tai yra dalis Lietuvos tenai ir tu jautiesi kaip Lietuvoje praktiškai, nes kalbi apie tą patį, tą pačią kalbą kalbi, visi viską supranta, aktualios tas pačios, daliniesi to pačiu. Ir kaip sako, kad nuvažiuosi, asimiliuosi su vietinė kultūra, viską prarasi, aš manau, kad tikrai ne, todėl kad pirmiausia, šiai dienai, ypač UK, kuomet yra visiška tautų maišalynė, ir daug šalių atstovų yra suvažiavę ir tu, kadangi esi iš tokios mažos šalies, tu esi tokia egzotika, tu esi labai įdomus ir pasidarai savo įdomus ir tu nori kaip tik savo tą tapatybę stiprinti, kad išsiskirtum iš visuomenės.
Nes tu niekada nebūsi Britas ir aš nenoriu ją būti, nes aš esu lietuvė ir labai džiuojuosi, kad aš esu lietuvė. Ir labai noriu, kad mano vaikas taptų tuo lietuviu. Ir va čia yra didysis klausimas, kaip tai išspręsti, kai gyveni svetur, kad tavo vaikas turėtų visą paketą tapatybės lietuvio. Tai, kad aš esu lietuvė, kur aš gyvenu, kur yra mano žemė, kur yra mano namai, kur yra mano šeima ir draugai, tai yra toks pasąmoninis dalykas, kuris padeda ir tapatybės turėjimas padeda tau būti pačiam įdomesniu aplinkiniams, toms kitų šalių atstovams, kuriuos tu sutinkis svečioj šaly. Tas žinojimas, kad visai netoli yra tavo žemė ir tu esi lietuvis ir tu visą laiką ten grįši ir ten visą laiką esi laukiamas, nes ten yra krūva tavo draugų, krūva tavo giminaičių ir taip toliau. Tai yra taip svarbu, kad toks kaip saugiklis.